Sveiki, esame šeštame Velykų sekmadienyje. Velykų tas didžiausias džiaugsmas yra Kristaus prisikėlimas, Velykų sekmadienis. Bet po to einantis Velykų sekmadieniai mus veda dar į vieną svarbę paslaptį. Tai yra Kristaus žengimas į dangų, kurį švęsime sekančią savaitę, sekantį sekmadienį, ir sekminių džiaugsmas, šventosios dvasios atsiuntimas, kurį švęsime už 2 savaičių. Taigi šeštas Velykų sekmadienis mums kalba apie šias paslaptis ir ypač apie sekminių dovaną bažnyčiai ir kiekvienam žmogui. Bet pradėkime nuo apaštalų darbų. Skaitome apaštalų darbus. Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus stebuklus. Iš daugelio apsėstųjų baisiai šaukdamos pasišalindavo netyrosios dvasios. Buvo pagydyta daug paralyžiuotųjų ir luošų. Taigi didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą. Kai skaitome šią apaštalų darbų ištrauką apie Pilypo didžius darbus. Pilypas tai buvo vienas iš tų pirmų 7 diakonų. Kaip žinote, pirmasis buvo paminėtas tai šventas Steponas, o antroji buvo įvardintas Pilypas. Taigi Pilypas imasi Dievo darbo iš peties. Ir kągi jisai čia darbuodamasis sutinka? Jisai sutinka daug luošų, ligų paveiktų ir apsėstų žmonių. Švento rašto tyrinėtojai dažnai laužo galvas, kaip čia suprasti, kodėl Jėzaus laikais buvo tiek daug tų tokių paveiktų netyrų dvasių ir įvairių ligų. Galbūt pirmą turime ką atsiminti, kad tuo metu gydymo sistema, medicina nebuvo tokio lygio, kokia jinai yra šiandien, jau 21 amžiuje. Nereikia toli eiti, vien tik 18 ir 19 amžiaus didieji mąstytojai, didieji protai, jie dažnai mirdavo per anksti ir sunkiomis lygomis būdavo paveikti, todėl kad medicina buvo primityviam lygyje. Daugelis jų pirmą laiko apakdavo, šiandien tai yra išgydoma, ką kalbėti apie kitas ligas. Taigi dar 18-19 amžiuje buvo lygos didelė paslaptis medicinai. Šiandien yra daug jau atsakymų į įvairias ligas. Antras dalykas, kurį turime suprasti, kad Jėzus buvo ir yra Dievo sūnus. Tai yra Dievo apsireiškimas žemėje. Ir ten, kur Dievas, ten piktoji dvasia prieštarauja, kunkuliuoja. Jinai pasireiškia. Jinai nepažįsta Dievo, bet jinai jaučia jo tos Dievo dvasios buvimą. Ir tuomet iš tiesų įvyksta įvairūs nemalonūs dalykai. Man kartą vienas žmogus iš savo asmeninio gyvenimo papasakojo tokį dalyką, kas jam nutiko, kai jis po daugelio metų girtuoklystės pagaliau susivokė ir pradėjo gyventi blaivų gyvenimą. Ir tuomet jis man pasakė, kad iš tiesų sunkiausia tapo šeimoje. Sunkiausiai tapo tas gyvenimas su žmona, nes lyg jautė, lyg žmona prašytų, ar tu gali toliau gerti ir gyventi taip, kaip mes jau pripratome. Galbūt tam yra toksai anekdotas apie žvejus, kad, žinote, žvejai išeina kartais žvejoti parai, 2 paroms ir kaip su kokiais laimikiais kaip kas grįžta. Ir štai žmogus grįžta iš tos žvejybos ir vonia yra pilna žuvų. O tą žuvį sutvarkyti reikia žmonai. Ir štai žmona, žiūrėdama į tas žuvis, pakelia galvą į savo vyrą ir jam sako, o gal galėtumei tu geriau ten gerti, o ne žvejoti, nes darbų yra virš galvos. Bet grįžkime prie šito apaštalų darbų diakono Pilypo veiksmo, ką jisai atliko.
Taigi jisai daug pakrikštijo, pagydė, žmonės perkeitė. Ir tada atvyksta apaštalai, kurie uždeda rankas ir jiems suteikia šventąją dvasią. Reiškia, žmogui reikia krikšto, tai be abejo, tai yra pirmiausias dalykas. Kaip aš sakydavau kartais kitiems, kad galima būti išganytam vien tik su krikšto sakramentu. Kiti sakramentai nėra išganymo prasme mirtinai būtini. Bet jeigu mes sakytume, kad kitų sakramentų nereikia, tai būtų maždaug panašus atvejis, įsivaizduokime į taip. Žmogus nori užlipti labai aukštą kalną ir jisai sako, aš užlipsiu, jūs pamatysite, aš užlipsiu net be drabužių, be virvių, be kablių, be nieko, aš nuogas užlipsiu, jūs pamatysite. Na, žinokite turbūt, kad tas žmogus toje kelionėje greičiausiai jis pražūs, nes tokiai kelioniai reikia labai gero pasirengimo, reikia gerų drabužių, reikia tvirtų batų, reikia gerų virvių, reikia patirties, oi kiek daug dalykų reikia, kad žmogus ne tik užliptų į tą aukštą kalną, bet ir sveikas, gyvas iš jo sugrįžtų. Taigi žmogaus gyvenimas yra taip pat toksai, kad jame yra kasdienė ir nuolatinė kelionė ir tai kasdieniai nuolatiniai žmogiškai kelioniai reikia mums pasirengimo. Antrasis skaitinys iš 1 Petro laiško mums duoda vieną nuostabų patarimą kiekvienam iš mūsų. Apaštalas Petras rašo: šventai sergėkite savo širdyse viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį, bet tai darykite švelniai ir atsargiai. Šis laiškas, mano galva, yra atsakymas tiems, kurie sako, kaip man skelbti prisikėlusį Kristų, kaip man skelbti Evangeliją. Žinote, yra kartais taip sakoma, lygtais ir išmintingai sakoma, kad kai esi svečiuose, prie stalo reikia neliesti dviejų temų – tai politikos ir religijos. Šis Petro laiškas mums ir duoda nuorodas. Pirmiausia, ką jisai rašo: šventai sergėkite savo širdyse viešpatį Kristų. Gyvenkite patys Kristumi. Jeigu tavo bagažas yra tuščias, ką tu gali duoti kitam? Kuo tu gali pasidalinti? Tu niekom nenustebinsi ir nieko neįtikinsi, jeigu tavo ne tik kelionės bagažas, bet ir tavo dvasinis bagažas, tavo dvasiniai turtai yra labai labai menki. Taigi mes pirmiausia turime gyventi viešpačiu Kristumi. Antra, tada jau šventasis apaštalas Petras sako, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. Ir jūs sakysite, mūsų niekuomet niekas neklausinėja apie Dievą. O kaipgi gali paklausti? O ar nėra tas klausimas kiekvieną rytą, kai mes susitinkame netgi darbe, susitinkame galbūt gatvėje, galbūt dar kažkur, gi pirmas klausimas būna, kaip tu gyveni? Taigi galbūt šiandien šventas apaštalas Petras mums duoda atsakymą į klausimą, kaip aš gyvenu. Tai mano atsakymas galbūt, kuris dažniausiai būna toksai, ačiū, viskas gerai ir einam toliau prie savo darbų. Bet gali būti ir tai, ko galbūt daugelis nenori išgirsti. Bet tikras draugas norės tai išgirsti. Galbūt mano gyvenime šiandien yra problema darbe, yra sunkus santykiai darbovietėje, maža alga, aš norėčiau daugiau uždirbti, galbūt yra įtampa šeimoje, galbūt yra dar kiti dalykai, kurie man rūpi ir man kelia nerimą. Bet po to aš dar kai ką galiu pasakyti, kad aš esu Dievo žmogus, aš gyvenu su Kristumi ir tai man suteikia jėgas kiekvieną dieną iš naujo pakelti ir nešti mano gyvenimo kryžių.
nes jeigu be Dievo aš neištverčiau ne tik kad dienos, bet galbūt valandos šioje gyvenimo kelionėje, kadangi esu ne vienišas, bet su Dievu. Aš ir toliau, nežiūrint kur esu, su kuo ir kaip, aš moku džiaugtis kiekviena gyvenimo duota dovana ir už ją dėkoti Dievui. Todėl man prisimenasi kartą vienas toks jau mažas kaip ir pamokslas kapinėse, kurį pasakė paprastas žmogus. Dažniausiai prie kapo duobės dar draugai tarė vieną kitą žodį apie velionį, kuris jau paliko šį pasaulį, ir dar kartą mes stabtelime ties būsimų kapo kauburiu. Ir štai tada vienas žmogus pasakė tokius žodžius, kuriuos galbūt, manau, kiekvienas tikintis žmogus norėtų išgirsti apie save. Jisai sako, tai buvo žmogus, kuris negyveno tikėjimo deklaracijomis, bet tikėjimas gyveno jame. Iš to mes pažinome jo tikėjimą, pažindami jį. Tai yra nuostabus dalykas. Ir būtent apaštalas Petras šio 6 Velykų sekmadienio savo laiške ir sako, tai darykite švelniai ir atsargiai. Taigi mums savo tikėjimo, savo įsitikinimo, savo gyvenimo patirčių brukti nereikia per jėgą, bet tai galime nuolat ir kasdien daryti švelniai ir atsargiai. Šio sekmadienio Evangelija pagal Joną mums primena Jėzaus žodžius, kuriuos jisai pasakė paskutinės vakarienės metu. Jėzus kalbėjo mokiniams. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu Tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse. Kągi Jėzus čia sako mokiniams, kokie tai yra nuostabus ir mūsų širdims bei protams saldus žodžiai, gerąja žodžio prasme saldus. Jėzus sako, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Tai yra Jėzaus, Dievo sūnaus, tai yra Dievo žinia žmogui. O ką sako pasaulis žmogui? Ar nesate girdėję tokio pasakymo? Žingsnis į šoną ir šūvis. Tu darysi taip, kaip tau pasakyta. O Jėzus ne. Jisai sako, jeigu tu myli, tu laikysies mano įsakymų. Dievas į žmogų nešaudo. Dievas žmogaus nebaudžia. Dievas žmogaus nepersekioja. Dievas žmogaus ilgisi ir žmogaus ieško. Dievas laukia. Ir Jėzus apie tai kalba, kad mokiniai, bažnyčia ir kiekvienas iš mūsų suprastume, koks Dievas yra geras žmogui. Dar daugiau, Jėzus paskutinės vakarinės metu, kalbėdamas gal mokiniams ne visiškai aiškiai, kas čia bus toliau, nes jisai kalba, kad jis jau turės kažkur kitur keliauti, bet jisai užtikrina, kad jis atsiųs jiems šventąją dvasią. Ir ta šventoji dvasia guodėja yra šiandien šio sekmadienio Evangelijoje įvardyjama. Taigi, kaip jinai yra įvardyjama? Įvardyjama lietuviškai kaip Dievas globėjas ir Dievas tiesos dvasia. Bet kas įdomiausia, tai yra tai, kad angliškai šitas terminas yra šiek tiek kitoks, bet prasmė nemažiau vertinga. Anglų kalboje, jeigu skaitysite šio sekmadienio Evangeliją, išgirsite žodį advokatas. O tas žodis yra iš graikiško žodžio, nes pirmiausia, šventas raštas buvo parašytas graikų kalboje. Taigi tas advokatas graikiškai yra paraklėt. Taigi advokatas, o ką tai reiškia advokatas? Tai yra tas, kuris gina kito žmogaus teises. Reiškia, Jėzus save
vadina tuo, kad jis yra kiekvieno iš mūsų advokatas. Ir kai jisai atsiųs tą advokatą, kuri bus dvasia pilnatvės, žinių, tiesos ir globos dvasia. Aš kartais galvoju apie advokatus, kaip jie turėtų didžiuotis, jeigu jie suprastų, kokia yra jų pašaukimo didybė, koks gylis ir kokia platuma būti globėjų. Taigi šis sekmadienis vadina šventąją dvasią globėjų, kas anglų kalboje ir lietuviškai irgi yra taip pat tas pats žodis, bet jis yra tarptautinis jau advokatas. Man prisimenasi dar seminarijoje, kai mokiausi, mus tie kunigai vyresnieji mokydavo, primindami, kad kunigas ne teisėjas, o žmogaus advokatas. Galbūt, kaip pamenate vieną kartą, kaip toksai garsus airių dainininkas Hennessy išėjęs iš gydytojo kabineto, jam taip pat priminė, kur ten buvo parašyta daktaras ir ten ant to kabineto lentelės jo vardas. Tai jisai su pirštu baksnuodamas į tai sakė, čia parašyta daktaras, ne Dievas, daktaras. Mes kiekvienas turime prisiminti, kokioje profesijoje, kokiame pašaukime būtume, kad mes esame tik Dievo įrankiai, bet nesame jokių būdų teisėjai šiame gyvenimo kelyje. Ir pabaigai toksai prasmingas anekdotas. Nusišypsokime. Nutiko taip, kad kartą numirė vienas popiežius ir vienas advokatas. Na ir ačiū Dievui, abu pateko į dangų. Ir jau keliauja su Šventu Petru, kiekvienas į savo kokius ten gaus namelius. Ir štai popiežius žiūri, kad advokatui buvo paskirti rūmai, ištaigingiausi rūmai. Popiežius eina toliau su Šventu Petru jau dviese ir savo mąsto, na, aš tai jau tikrai kažką gausiu daugiau ir dar geriau, juk aš buvau popiežius. Bet prieina Šventas Petras ir rodo popiežiui lūšnelę. Sako, o čia jūsų apartamentai. Popiežius tada iškart supyko ir klausė, tu ką, nežinai, kas aš buvau šiam gyvenime, ašgi buvau popiežius. O jis advokatas, į ką jis gavo, į ką aš? Ir tada Šventas Petras sako jam, suprask, sako, čia yra tiek popiežių, o advokatą turim pirmą kartą.